Buongiorno, buona gente. Gerą dieną. Geriai žmonės, būkite Dievo palaiminti ir laimingi. Aš iš tikrųjų dar neatsigaunu po vakarykščio Balio Dvariono muzikos mokyklos orkestro, simfoninio vaikų orkestro simfukai atlikimo. Įsivaizduokite, jie atliko netgi ir kompozitoriaus Miroslavos Korikos maldą už Ukrainą, kurią aš įrašiau, išsiunčiau draugams, o tie iš kartai išsiuntė į Ukrainą. Tai tiek daug gavome labai gražių žinučių iš Ukrainos, kad neduok Dieve, koks tas įdomus pasaulis, kuriame mes Broli Benediktai, gyvename. duok Dieve. Duok Dieve, jo, Duok Dieve. Duok Dieve, taip, duok Dieve. Vau, iš tikrųjų, taip gera, taip gera. Ir žinot, šiandien noriu paminėti dvi iškilias asmenybės, abu jie Lenkų kilmės. Neslėpsiu, gan dažnai mintyse pasėdžiu greta jų, įeinu į prisiminimus, įeinu lygi šviesą. Pirmasis vienuolis pranciškonas Maksimilijonas Kolbė, kuris 1941 metais Aušvico koncentracijos stovykloje savanoriškai pasiaukojo ir mirė vietoje nepažįstamo kalinio šeimos tėvo. Ir 1982 popiežius Paulius II, Jonas Paulius II paskelbė jį šventuoju. Maldingiams žmonėms šventasis Maksimilijonas Kolbė yra politinių kalinių ir judėjimų už gyvybę užtarės. Na, o antrasis Lenkų kilmės, jau tikriausiai atspėjote, esu jį minėjęs ir gal ne kartą, tai tikrai mano mėgstamas skaityti Česlovas Milošas, rašytojas, poetas, literatūros mokslininkas. Jis mirė 2004 metais rugpjūčio 14 dieną. Taip pat Nobelio premijos laureatas. Ir tikrai skaitykime Česlovo Milošo knygas, jos padės mums geriau suprasti šių laikų krizės šaknis. Dabar įsiklausykite, tokį sakinį parašiau. Marksistinis, fašistinis, stalinistinis rūkas pradeda išsisklaidyti. Matome ne tik kontrus, bet ir ežiukus su lenininėmis stipendijomis ir honorarais. Mano paminėtos asmenybės galiu charakterizuoti kaip žmonės, kurie pasirinko nepigiai ir lengvai pasiekimus malonumus, o tai, kas kilnu ir garbinga. Praėjusią savaitę Portugalijos sostinė Lisabona paliko 1,5 milijono pasaulio jaunimo dienose dalyvavusių piligrimų. Priminsiu, jos vyko rugpjūčio 1-6 dienomis. O praėjusį šeštadienį, rugpjūčio 12 dieną, popiežius Pranciškus kreipėsi į viso pasaulio jaunimo Jungtinių tautų jaunimo dienos progą, ragindamas jaunimą svajoti ambicingai, turėti didelės svajones. Ir Twitter socialinėje platformoje pontifikas parašė: brangus jaunuoliai, niekada nepraraskite drąsos svajoti plačiai ir gyventi pilnavertiškai. Priimkite rūpinimosi kultūrą ir ją skleiskite. Ir klausykite, tapkite broliškumo čempionais. Gyvenimo iššūkius įveikite leisdami, vedami Dievo ir gerų patarėjų. Taigi tapkime broliškumo čempionais. Panašiai Pranciškus sakė, lenktyniaukite tarpusavyje, kurdami gėrį. Tapkite broliškumo čempionais. Na, grįžkime, pasisemkime adrenalino, dvasinio adrenalino, skaitydami Tagorę. Jei man šiame gyvenime tavęs sutikti nelemta, leisk jausti visada, kad laimę praradau tave išvysti, leisk neužmiršti to, ne akimirkos, leisk kęsti man šio sielvarto gelonį ir budint ir sapnuojant.
kai mano dienos bėga pilnoje minios pasaulio turgavietėj ir mano rankos prisibildo dienos uždarbio, leisk jausti visada, kad nieko neuždirbau, leisk neužmiršti to, ne akimirkos, leisk kęsti man šio sielvarto gelonį ir budint, ir sapnuojant. Kai aš prie kelio sėdžiu ir pavargęs vos alsuoju, kada ištiesiu guolį ant žemės dulkinos, leisk jausti visada, kad dar ilga kelionė prieš akis, leisk neužmiršti ne akimirkos, leisk kęsti man šio sielvarto gelonį ir budint ir sapnuojant. Kada šventiškai išpuošti mano kambariai, kada pilni jie muzikos ir juoko, leisk jausti visada, kad į svečius tavęs nepakviečiau, leisk neužmiršti to ne akimirkos, leisk kęsti man šio sielvarto gelonį ir budint ir sapnuojant. Esu kaip mažas debesėlis, klajojantis tuščiai rudens dangui, o mano nuostabioji saulė. Dar neištirpdė mano rūko tavo palietimas, dar aš nesusilieju su tavo šviesa ir taip atskirtas nuo tavęs skaičiuoju mėnesius, metus. Jei tavo noras toks ir jei tau žaist patinka, paimk šią mano tuštumą, nuplaukiančią ir nudažyk spalvom ir auksu paauksuok, paskui be tikslo nuskaidrink ir su vėju ir paskleiski įvairiais stebuklais. O kai naktį panorėsi baigti šį žaidimą, aš ištirpsiu ir pranyksiu tamsoje, ar šypsenoj baltos aušros tapsiu permatoma ir vėsia skaitrybė. Aš daug dėkų dienų sielvartavau dėl laiko netekties, bet mano viešpatie, jis niekada nebuvo prarastas, juk tavo rankose mano gyvenimo kiekvienas mirksnis. Daiktų esmėj glūdėdamas, tu iš sėklų daigų saugini, žiedus iš pumpurų, vaisių pilnatvėj brandini gėles. Buvau pavargęs ir užsnūdęs dykūno lovoje, galvojau, kad visas triūsas baigtas. Rytmetį pabudęs pamačiau, kad mano sodas pilnas žydinčio stebuklo. Laikas begalinis tavo rankose, o mano viešpatie, nėra kas skaičiuotų tavo minutes. Prabėga dienos ir praeina naktis. Pražįsta šimtmečiai lygėlės ir nuvysta, tu moki laukti. Praeina vienas paskui kitą tavo amžiai, tobulindami mažytę lauko gėlę. Nėra mums laiko švaistimui, todėl privalom grumtis dėl sėkmės. Per daug mes neturtingi, kad vėluotume. Išdalinu aš savo laiką žmogui kiekvienam, kuris jo prašo atkakliai, ir nebeturiu ką dėti ant altoriaus tavo. Atėjus vakarui, skubu bijodamas, kad tavo vartai bus jau užkelti, bet pasirodo, kad laiko dar yra. Brangieji, dabarties iššūkio akivaizdoje tikrai nevalia būti abejingų ir nusigręžti. Nevalia bijoti naujovių ir apsimesti negyvų. Nevalia kišti galvą į smėlį ir laukti, kol viskas praeis. Prisimenat galvos smėlyje mitą. Tai, kas tinka stručiui, netinka žmogui. Žmonė turi susitarti, iššūkius priimame visi kartu. Įvairaus amžiaus žmonės, nuo vaikų iki senelių. Karas Ukrainoje tiesiog diktuoja, kad sprendimus reikia priimti drąsiai ir kuo sparčiau. Na, o dabar apie rytdienos šventę. Rugpjūčio 15.
15-ąją krikščionių bendruomenė švęs žolinę. Skliaustelėse pažymėjau žolė, žolynas, žaliavimas. Tai katalikiška šventė, kurios tikrasis titulas švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmė. Tai pati seniausia ir garbingiausia Marijos šventė. Nuo seniausių laikų, tai yra nuo Lietuvos krikšto, lietuviai taip pat labai pamėgo švęsti žolinę. Rytų bažnyčioje šventės pavadinimas Dormicijo, užmigimas. Ši šventė pradėta švęsti Jeruzalėje 4 amžiuje. Per mišias šventinami žolynai, lauko ir darželio puokštės, pašventinimui atsinešamos derliaus pirmienos, javų varpos, vaisiai, daržovės, pinami žolinės vainikai. Ir žvelgdami švenčiausią mergelę Mariją vieni kitus drąsiname ir primename mūsų žemiškos kelionės kryptį. Neieškokime savęs, kurkime save. Tokiu būdu mes įgyvendinsime savo svajones. Dar vieną Tagorės eilėraštuką radau apie motiną. Kreipinys motina. Motina, papuošiu tavo kaklą savo skausmo ašarų karoliais. Tau kojas žvaigždės papuošia žiedais, iš spindulių nukaldintais, o mano karoliai tau krūtinę puoš. Ir turtai ir garbė ateina iš tavęs. Gali tu duoti juos, gali atimti, bet mano liūdesys tik man priklauso, todėl kai jį tau paaukoju, apdovanoji tu mane malonę savo. Taigi jau nugirdau ir tikrai darome mes tokią pauzę iki kurios dienos? Rugsėjo 4 pirmadienio. 4 dienos pirmadienio, 2 savaitės. Aš jūsų labai pasilgsiu. Na, prieš pertraukėlę Zina jau parašė, Elvyra kaip visada parašė, Danguolė mums parašė, o jau nykštukų širdelių ir Laikų, ir Zina, ir Dali, ir Simona, Virginija, Elvyra, Laima, Vytas, Vytautas, Jagelis, Ofes, ačiū, kad jūs visi esate kiekvieną rytą. Ir tikrai perklausykite mano tas prieš tai buvusias laidas. Iki pasimatymo, iki susiklausimo. Širdį
Tokiu oru tik su Radio Gama. 99 FM bangų ruože. Pasaulio muzika, tu turi tai išgirsti.